Rimantė Kerulytė, dirbu ir sportuoju Impulsų sporto klube. Taigi šiandieną griausime mitą, vieną iš baisiausių moterų tarpusių svorių. Ir kaip tik šiandien ir nuo rugsėjo mėnesio kviečiu visus ir visas prisijungti prie mūsų Impulsų sporto komandos ir pradėti ruoštis kitam sezonui. Taigi, šiandieną parodysiu vieną iš savo treniruočių ir tikiuosi, jums patiks. Apšilimas yra pati svarbiausia, galim sakyti, pradžios treniruotės dalis. Tam, kad negautų traumų, to labiau žiemos metu yra labai sustingę visi raumenukai. Tam, kad juos gerai patirti, reikia būtinai padaryti apšilimą. Šį kartą renkuosi be kelią, taip pat galima tą daryti ir ant steperio arba įrašą. Man tokia yra priimtiniausias, taigi aš dažniausiai jaučiu į kalną. Kylam į viršų. Darydama įtupstus, atkreipti dėmesį, akcentuoju poziciją, korpusas į priekį, tam, kad neapkrauti šitą raumenuką, pasitrenkti į priekį, ir taip pat įtraukdama koją, akcentuoju, kad visą laiką pakaliukas būtų įtampa. Ne? Op, op. Taigi atkreipkite dėmesį į nugaros ir pėdų padėtį. Pradžioje pirmą pratimą darau sutiesia nugarą. Pėdos pasuktos į šonus, tam, kad labiau įsijungtų apatinė nugaros dalis bei sėdmenys. Antras pratimo variantas yra sulenkta nugara. Sulenkta nugara dirba labiau sėdmenys ir dvigalvis raumuo. Dabar parodysiu standartinį pratimą, kurį daro kiekviena naujokė ir pradedančioji. Dabar sekantis pratimas bus jau pažengusiom, kurios sportuoja ne pirmą, ne antrą ir ne trečią mėnesį. Pradžiai nugarytę į priekį pasilenkiam ir darom per 2 kartus.
parodysiu, galima naudoti arba kaip apšilimą, arba tiesiog, kas nespėjo nueiti į sporto salę arba neturi tam galimybių namuose. Tai būtų šuoliukai. Šiandien matėt vieną iš mano treniruočių ir kviečiu visus prisijungti, prenumeruoti ir dėti laikus. Kiekvienas gali klausti, klausimus tikrai bus būtinai atsakyta ir kuo daugiau jūsų laikų, tuo daugiau mano video